Sveikinuosi su jumis iš Vietnamo ir šiandien biškį papasakosiu, kaip važiuoti per Vietnamą su motoroleriu, kokia kaina, kaip viską patogiai susipakuoti ir tiesiog mėgautis kelionę. Visur aplink kalnai, serpantinai, tai vienas kaifas čia važiuoti iš tikrųjų. Ir oras irgi kažkaip pasakiškai nuskilęs. Tai pirmas svarbiausias dalykas, jeigu yra saulėta, tai būtinai užsidėti ilgom rankovėm viską. Kelnes, marškiniai, pasitepti veidą kiek įmanoma ir saugotis, nes Vietname labai greit gali nudegti ir paskui labai skauda. Antras labai svarbus dalykas, tai būtinai pasiimti motorolerį bent 125 kubų, nes tiesiog su Kem 9 į kalnus labai sunkiai užvažiuosi. Dar jeigu labai daug daiktų, tai išvis. Tai geriau pasimti galingesnį, tai užvažiuosit visur ramiai ir aplenksit, jeigu kažką reikia, tai galingas motoroleris. Kitas labai svarbus dalykas, tai Vietname yra labai daug naujotų motorolerių. Tai neskubėt išsinuomot, nes būna nueini nuomos punktą ir tau tiesiog sako, va šitas laisvas imk. Ir gali būti tiesiog nudroštas baisiai. Ten stabdžiai silpnai veikia, gazas irgi neaiškiai kaip, tai tikrai buvo tokių patirčių, kad išsinuomoji, ir gaidys nefaina važiuoti. Tai geriau neskubėt. Aš dabar visą laiką pasivaikštau vieną nuomos punktą, nueinu, sužinau kainas, prasivažiuoju, tada į kitą nueinu. Ir kai jau tikrai matau, kad motoroleris žiauriai geras, kaina labai gera, tada ir nuomoju. Kiek kainuoja motoroleris? Tai motoroleris kainuoja visai savaitį, 7 naktim, tai gaunasi net 8 dienas gali važinėti, 22 eurai. Tai kaina kosmosas iš tikrųjų, čia pačiam Danange, žiauriai pigiai ir žiauriai fainai, nes gavau tikrai fainą motorolerį ir kaina tik 22 eurai. Kiek kainuoja kuras? Tai pilnas bakas kainuoja maždaug 2 eurai ir už tos 2 eurus tu drąsiai gali nuvažiuoti kokį 105 km. Aišku, žiūrint kaip važiuosi. Gal galima ir daugiau nuvažiuoti, gal galima ir mažiau, bet plius minus apie 105. Wow. Kokiais vaizdais važiuoja. Kitas toks vienas patarimas, tai niekada nelaikyt kuprinės ant pečių, nes važiuojant gaunasi labai didelė apkrova, kai vis važiuoji per visokias duobes, nelygumus, tai visas tas svoris ant nugaros ir kratosi. Tai geriausia pasidėti kuprinę tarp kojų arba ant bagažinės prisirišti, jeigu važiuojat vieni. Galite pamatyti kuprinę su tiesiog tarp kojų pasidėjęs ir visą laiką taip ir važiuoju. Tai nugarai jokios apkrovos, mažiau pavargsta. Kaip dėl degalinių, kuro įpilimo, tai dabar parodysiu. Viskas labai paprastai. Degalinių šiaip yra daug ir nereik pergyvent, kad kuras baigsis, dažniausiai davažiuosi tik į degalinės, tik reiktų per mapsus pasižiūrėti, kur ta degalinė ir nepravažiuoti. Šiaip jų yra tikrai dažnai. Į patį motorolerį kuro pilasi labai nedaug, kaip ir sakiau, ten už 2 eurus įsipilsit ir po 105 km jis baigsis, tai vat reikia nepamiršti dasipilinėti ir žiūrėti, kur tas degalinės. Dažniausiai būna kažkur miesteliuose, kalnuose aišku nebus, tai būna tokių atkarpų, kad 5 km, gal 7 km važiuoja ir degalinės tikrai nėra, bet nereikia išsigąsti. Here? Hi, hello. Hello. Xin chào anh. Full. Nó đỡ hơn cái răng ấy nha, cái răng lử và pì lưng đòn gì. Nha nó đỡ. Vì bà bèn lòng cưa nó đi. Žmogus viską įpila, viską patvarko, tu jam susimoki ir išvažiuoji. Tai nieko pačiam daryti nereikia.
kešų sumoki dažniausiai. Korteliaučių net negalima. Nors, yra viza, tai gal ir galima korteliau. Ir 50. Tai prisipylėm pilną baką ir sumokėjom eurą šiam gal kažkur maždaug. Tai labai pigiai. Ten kažkiek kūro dar buvo prieš eismą su dviračiu kapoja. Gerai, kad pačiam kelkraštį. Kaip su pavalgymu? Tai pavalgyt vietų pilna, pakely važiuoji ir tikrai rasi, kas gamina, kažką kepa. Tai dabar pabandysim tiesiog susirasti kažkokio maisto ir pasižiūrėti, kiek kainuos belė kur sustojus ir ką galima gauti. Kažkokią vietą suradau, gal ne Michelin restoranas 10 žvaigždučių, bet, žodžiu, čia tokie kaip bulkutės, ir tas bulkutės pagrilina mėsytės, prideda daržovių ir gaunasi toks kaip submarinas, galima pasižiūrėti. Ir paskui atsisėdi prie tokio staliuko ir pavalgai, tai dabar eisim ir pavalgysim. Pasiėmiau netgi 2 ir toks maistas kainuoja, žodžiu, vienas toks sumuštinis, mažiukas kainuoja 30 centų, didelis kainuoja kažkur 5 centų ir max didelis kainuoja kažkur, dabar galvoju, apie 70, iki 70 euro centų. Pastačiau motorolerį ir draugas atsirado kažkoks po motoroleriu. Labas, mažylį. Labas. Haita. Nebijai, kad nukris motoroleris. Koks fainas. Haita. Žinokit, tokio skanumo. Pažiūrėkit, kaip atrodo, kiek mėsos. Ir dar antras laukia. Tiesiog tobulas sustojimas. Skaityk mano pusryčiai. Nu. Labas. Nu, tikrai ne restoranas, staliukas vienas, kėdė viena, tai tik vienam ir pavalgyti. Tai kaip garžiukas galima sakyti. Kaip čia yra su eismu? Ar pavojinga, ar lengva? Tai yra niuansų. Tai iš tikrųjų jie važinėja belė kaip. Jie gali važiuoti prieš eismą. Jie dažniausiai, kai išvažiuoja iš šalutinio į pagrindinį, niekada nežiūri, nieko, jokio posūkio nerodo, tiesiog išlenda ir viskas, ir tau reikia stabdyti. Tai jie niekad negalvoja apie kitus, jie tiesiog galvoja, kad jiem reikia išvažiuoti ir jie išvažiuoja. Tai geriausia nevažiuoti labai arti, geriausia važiuoti kažkur per vidurį juostos, kad spėtum dar biškį pasitraukti. Nu ir labai nelėkti, jeigu koks miestas, tai geriau nelėkti. Kiek per dieną nuvažiuoti kilometrų galbūt klausimas, tai manau labai priklauso individualiai, kas kiek gali nuvažiuoti, bet man toks auksinis variantas yra kažkur 70 km. Tai yra pats tas. Šiandien važiuosiu 120 ir per kalnus tai rodo per Google Mapsus, kad užtruks 3 valandas. Nu, plus visokie pavalgymai, plus aš tikrai lėčiau važiuoju, tai greičiausiai važiuosim kokias 5 valandas. Tai ir jau sudėtinga tie kilometrų šiaip nuvažiuoti, tai sakyčiau per dieną iki 100 geriausia važiuoti, kad nepervargt, o dar jeigu kažkur sustoti norit, nu tai jau plus dar laiko prisideda. Nes vietų tikrai gražių yra, visokių krioklių, mes tiesiog nestojam, bet yra labai daug krioklių visokių. Tai tikrai galima kažkur sustoti ar pasigražėti. Kur aš ieškau nakvynės ir kada ieškau, tai dažniausiai iš vakaro susirandu, kur miegosiu kitą dieną. Ir tada ir pasiskaičiuoju, kad būtų protinga suma nuvažiuoti kilometrų ir kad galėčiau iškart miegoti. Tai dažniausiai taip darau ir visą laiką taip darau.
ir naudoju Airbnb. Tai čia toks appsas, kur tiesiog vietiniai žmonės gali išnuomoti savo kambarį. Bookingai tai labiau viešbutis, kas ten Agoda labiau viešbučiai gal, o vat Airbnb tai tiesiog paprasti žmonės nuomoja savo ten kambarį, dar kažką, tai per ten dažniausiai ir surandu. Nes jeigu per bookingų žiūrėt, nu tai mano kely nebūtų nei vieno viešbučio. Kiek maždaug kainuoja viską susumavus, tai maistas per dieną kažkur 5 eurai ir vanduo kartu sudėjus. Nakvynę galima surasti už 10 eurų, bet dažniausiai aš moku kažkur 15-16 eurų. Tai gaunasi šiek tiek geresnis, su gražiu vaizdu, su dušu, su vonia, tai 15. Tai iš viso gaunasi kažkur apie 20 eurų. Kuras ten per dieną euras, nu tai skaityk 20 eurų per dieną, kad keliaut su motoroleriu. Tiek reikia. Pats važiavimas ten, kur miesto nėra, tai labai ramus, toks gražus, fainas, lėtas, niekur neskubi. Tai užsirišau skarelę, nu tiksliau savo maikį užsirišau, o jum patarčiau turėti skarelę, nes baisiai nukepiau veidą, tai biški gal dabar bus geriau. Tik sunku kvėpuot, o esu dabar kažkur nežinau kur, prie Laoso pasienio kažkur, vidury Vietnamo. Tai vat, apleisti pastatai kažkokie, kaimeliai. Lyg ir gyvena kažkas, bet labai nedaug žmonių. Nežinau, kiek čia karščia, bet jausmas kaip 50. Tokios dykumos. Tai viskas išdžiūvę. Baisiai karšta, baisiai sunku važiuoti. Nežinau. Reikės gal pertraukėlę padaryti, bet labai svilina saulė. Oi, biškį atsistavau pavėsį pailsėti. Baisiai karšta, baisiai sunku važiuoti. Ar galima su B kategorija vairuoti 125 kubų motorolerį? Tai Lietuvoje ne, bet Azijoje galima. Tiesiog reikia nuvaryti į regitrą ir išsimti tarptautinį pažymėjimą. Tai su tuo pažymėjimu galima vairuoti 125 kubus. O toks popierinis reikalas ir į jį įrašo A1 kategoriją. Aš tokios kategorijos net neturiu, bet kai išsiemi šitą, ten įrašo, kad gali vairuoti A1, tai vat iki 125 kubų. Sakyčiau, prasidėjo toks biški lievokas kelias, labai daug duobių ir net ne asfaltas, o toks pusiau kažkas, bet čia matosi kelio darbai gal vyks. Fuck. Oh my god. Jo, čia bus ką reikia. Net nesigauna kameros kažkur pasidėti. Kaip viskas baladojasi. Nebesigauna greit važiuoti visai. Tai per Google Mapsus rodo, kad čia turėtų būti labai platus didelis kelias. Bet čia kažkokia žvirkelis ir tarka žiauri. Per 2 valandas važiavimo šiaip nesutikau nei vieno turisto. Absoliučiai nei vieno. Visiškai atsisuko veidrodėlis, tai reikės dabar ieškoti, kas patvarkytų, visiškai vos laikosi. Tai kai važiuoji, tiesiog nusikrato. Tai reikia biškai prisukti šitą varžtą. Jaučiu. It's broken?
No? No? Okay, thank you. Žodžiu, čia taip stipriai išsisukęs ten tas varžtas, prasisukęs, tai reikia jaučiu pakeisti varžtą, nežinau, kažką padaryti. Tai bandysiu ieškoti gal rimtesnės taisyklos. Ir su vertėjai bandžiau vietnamietiškai išversti, nekalba vietnamietiškai, tai nežinau, ar aš dar čia Vietname ir jau nebe. Taip ką, pavyko atsibaladuoti kambarį, kuris man kainavo 10 eurų nakčiai, tai praleisiu vieną naktį čia. Ir labai gražus vaizdas per langą. Tiesiog, bum, tokio didumo langas. Į kalnus, į vandenynus, tiksliau, į upę. Žiauriai gražu. Lėkiu ilsėtis. Pats kambariukas paprastas, yra tulikas, yra netgi dušas, kriauklė, toks mini. Bet realiai tik tiek reikia, tiek ir užtenka. Ir vaizdas čia. Į visur realiai. Vau. Galit pagalvoti, su tokiais vaizdais 10 eurų, va toks namukas. Bum. Nu belekas, nu nesakykit. Svarbiausia, kad visi namukai tušti. Aš nesizduoju, čia turėtų lūpti 100 eurų už tokį. Tuščia. Čia yra apžvalgos ir kavinutė ir galima pavalgyti, matosi gėrimai palikti tušti, bet žmonių nėra. Dabar saulė pašvietė iš vis kosmosos, kaip gražiai atrodo. Wow. Šį kartą nenaudau Airbnb, o tiesiog susiradau per Google Maps porą viešbučių tokių gražesnių, bet šitie irgi buvo Airbnb, bet per Google Maps tiesiog paspaudžiau, atvažiavau iki čia, paklausiau, pasakė kainą 10 eurų naktis ir sakau, davai, nemanau, kad kažką galima geriau rasti. Pau tiesiog. Manau, kad aptariam tokius pagrindinius dalykus, tai keliauti šiaip su motoroleriu faina, paprasta, gali bet kur sustot, pasigrožėti, toliau važiuoti, sustot pavalgyti, nėra kažkokių labai problemų, nėra tokių problemų kaip su mašina, kad reikia ieškoti parkingo, numeti šalia kažkur ir viskas, ir eini. Tai iš tikrųjų tikrai faina. Problemų, kaip matot, jokių beveik nėra, veidrodėlį prisisuksim, tiesiog ten jau biškai prasisuka tas varžtelis. Pigu keliauti su motoroleriu, paprasta, tai nežinau, galit drąsiai visi imt motorolerius ir važiuoti. Eismas iš pradžių biškai šokiruoja, bet paskui labai greit tiesiog įpranti ir viskas, ir važiuoji lik čia gimęs, lik čia augęs, nieko labai stebuklingo. Taip kad ačiū, kas pažiūrėjote šitą video, spaudžiam like, rašom komentarą, daliname su draugais ir iki kito video.